7 Tour de France pergalės iš eilės, $100 milijonų, milžiniška šlovė ir žinot, kiek iš tų titulų buvo tikri? 0. Tai istorija apie didžiausią skemą sporto istorijoje, apie bičą, kuris apgavo visus, nuo paprasto fano iki žmonių, kurie jį dievino. Ir baisiausia tas, kad purvas niekur nedingo. Panašu į tai, kas vyksta ir šiandien. Tai kaip jis apgavo visą pasaulį. Varom. Aš esu MTB raideris, man plentas dažniausiai atrodo kaip nuobodus reikalas. Bet Armstrongo istorija parodė, kad plentas gali būti purvinesnis už bet kokią miško trasą. Atsukim laiką atgal. Lensas Armstrongas, iš pradžių jis buvo tiesiog dar vienas naglas teksasietis, agresyvus, talentingas, bet nieko stebuklingo. Ir turintis vieną didelę problemėlę. Dviračių sporte, ypač kalnuotose vietose minimas, viskas remiasi į paprastą lygtį. Batai kilogramui. Lensas svėrė apie 80 kg, jis buvo stambesnis, pečiai platus, raumenys dideli. Tokie bizonai laimi lygumose per vienadienės lenktynės. Bet Tour de France kalnuose be šansų. Gravitacija yra negailestinga. Faktai kalba patys už save. 93 metais Ture jis net nefinišavo, 95 metais 36 vieta. Jis fiziškai nebuvo sutvertas laimėti Tour de France. Tai tiesiog buvo genetinis faktas. Tai kaip tas pats didelis bičas po kelių metų grįžo ir pradėjo kilti stačiausias viršūnės greičiau už geriausius raiderius istorijoje? Atsakymas slypi baisiausioje vietoje – mirties patale. 96 metų spalis. On Wednesday, October 2nd, I was diagnosed with testicular cancer. Diagnozė – sėklidžių vėžys. Išplitęs visur – plaučiai, smegenys, augliai golfo kamuoliuko dydžio, šansų išgyventi mažiau net nei 40%. Jį pjaustė, operavo, degino chemioterapiją, jis prarado visus raumenis. Jis tapo vaikščiančiu skeletu. Bet jis išgyveno. Ir ne šiaip išgyveno, jis grįžo. Ir štai prasideda masinis pasaulio išprotėjimas. Žmonės dievina tokias istorijas. Prisikėlimas iš numirusių. Jis tapo vilties simboliu milijonams. Bet tiesa ta, kad liga jam padarė net paslaugą, kurios negalėjo padaryti jokia dieta. Ji nugremžė visą tą nereikalingą sunkią raumenų masę. Jis tapo lengvas, jo kūnas buvo nuresetintas. Dabar jam reikėjo tik tais naujo, galingo variklio. Ir tada į žaidimą visų pajėgumų įsitraukė daktaras Michele Ferrari. Dviračių sporto pasaulyje šis vardas reiškia tik vieną – sandėris su velniu. Lensas atėjo pas Ferrari ne treniruočių planų, jis atėjo tam, kad jo kraujas būtų užturbintas iki tokio lygio, koks paprastam žmogui tiesiog neįmanomas, neegzistuoja net. Ok, dabar stop, pakalbam ūkiškai, kas yra tas dopingas? Tai nebuvo šiaip išgeriau kažkokią tabletę ir stipriau minu. Tai buvo visa inžinerija. Įsivaizduok, kad žaidi kompų žaidimą ir turi cheatą, kuris duoda neribotą turbo boostą. Jų pagrindinis ginklas buvo EPO. Ką jis daro? Mūsų kraujyje yra raudonieji kraujo kūneliai, kurie veža deguonį į raumenis. Kuo jų daugiau yra kraujyje, tuo ilgiau gali minti nepavargdamas. O EPO priverčia organizmą gaminti tų kraujo kūnelių beprotiškai daug. Aš nežinau, bet įsivaizduoju, tampi tikrai supermenu. Ir yra to tam tikrą kainą. Kraujas virsta tirštas kaip tepalas. Normalus žmogus turi apie 40-45% kraujo kūnelių, tuo tarpu Lensas trasoje turėdavo 60%. Naktimis jis turėdavo keltis ir judėti, kad širdis tiesiog nesustotų. Bet to neužteko. Toliau dar įdomiau. Kraujo perpilimai schema kaip iš kokio filmo. Žiemą jie nuleisdavo savo pačių užturbintą kraują, dėdavo į šaldytuvus, o tada vidury lenktynių viešbučio kambariuose slapta susileisdavo atgal. Šviežias kraujas prieš sunkiausią etapą kalnuose. Logistika irgi nebuvo tokia paprasta. Motomanas, bičiukas su motociklu, vežiojantis EPO švirkštus termosuose, paskui lenktynės, fiziologinis tirpalas, jeigu netikėtai pasirodydavo dopingo kontrolę, daktarai staigiai suleisdavo litrą to sūraus vandens į veną, kad praskiestų kraują ir paslėptų pėdsakus. Tai vyko kasdien, komandos autobusuose, viešbučiuose, tiesiai visiems po nosim. Bet pala. Dopingą tuo metu vartojo daugelis, čia ne paslaptis. O kodėl Lensas tapo neliečiamu? Kodėl kiti įkliūdavo? They say, has Lance Armstrong ever tested positive?
No. o jis ne. Ir čia atsiranda geniali ir tuo pačiu šlykšti gynyba – Vėžio fondas. 97 metais įkurtas fondas, vėliau tapęs Live Strong geltonomis apyrankėmis, kurių parduota virš 80 milijonų, tai nebuvo tik labdara, tai buvo tobuliausia gynyba istorijoje, kuri veikia taip. Jei koks nors žurnalistas paklausdavo, Lensai, tavo rezultatai įtartini. Atsakymas būdavo ne apie sportą, buvo tiesiog puolimas. You are not worth the chair that you're sitting on with a statement like that, with a disease that touches everybody around the world. Aš esu vėžio nugalėtojas, aš suteikiu viltį mirštantiems, kaip tu drįsti mane pult, tu ką, nekenti sergančiųjų. Tokiu būdu jis pavertė savo kritikus blogiečiais. Fondas tapo jo neperšaunama liemenė. Rėmėjai, tokie kaip Nike'as, Oakley, Trek'as, negalėjo jo palikti, nes tai būtų atrodę kaip paramos vėžiui nutraukimas. Tai buvo moralinis šantažas aukščiausiam lygiui. Ir ant jo užkibo visas pasaulis. Armstrongas nebuvo šiaip dalyvis, jis buvo tos visos sistemos architektas, bosas. Jis ne tik pats vartojo, jis vertė ir kitus. Jei norėjai būti komandos dalimi, privalėjai sėsti ant programos. Atsisakai? Tavo karjera baigta. Jis naikino žmonių gyvenimus tam, kad apsisaugotų nuo savo visų melų. Geriausias pavyzdys 2004 metais. Italų dviratininkas Filippo Simeone teisme išdrįso pagaliau paliudyti tiesą apie daktarą Ferrari. Ką padarė Armstrongas? Viename iš turo etapų, vilkėdamas tos įspūdingus geltonus marškinėlius, jis pats asmeniškai pavijo Simeone, kuris bandė atitrūkti. Privažiavo šalia jo ir priešais kameras parodė gestą pirštas prie lūpų užsičiaupk. Ir pasakė, tu padarei didelę klaidą, aš tave sunaikinsiu. Po šio incidento dviratininkai bijojo net važiuoti šalia Simeone. Ta akimirka kaukė nukrito. Tai nebuvo kažkoks herojus, tai buvo tiesiog pasikėlęs diktatorius. Viskas sugriuvo ne dėl testų. Testus jie apėjo 100 kartų. Viskas sugriuvo, nes jis išdūrė per daug savų žmonių. Floydas Landisas, buvęs komandos draugas, kai Landisas įkliuvo ir prarado viską, Lensas jam nepadėjo. Landisas, neturėdamas jau ko praras, 20 metais tiesiog atsivėrė visiems ir išsiuntė elektroninius laiškus su visomis detalėmis. Taip sniego gniūžtė virto lavina, tūkstančiai puslapių įrodymų, liudijimai, banko pavedimai daktarams, skydas tiesiog subirėjo. Vėžio korta nebeveikė prieš faktus. 2012 metais iš jo atimti visi 7 titulai. 2013 metais prisipažinimas. In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Istorija baigta, Lensas blogas, mes geri. Ne viskas taip paprasta iš tikrųjų. Ir čia prieinam prie to, kas aktualu dabar. Lengva badyti pirštais į Lensą, bet pažiūrėkite mūsų kiemą. Į mėgėjus. Vis dažniau girdžiu iš mūsų pačių savaitgalinių minikų. Pagalvokit logiškai. Profesionalus testuoja nuolat. O kas testuoja tave vietinėse varžybose? Niekas. Kas testuoja tą bičiuką, kuris žūtbūt nori paimti komą vietinėme segmente ir yra pasiruošęs gauti galą dėl to virtualaus medalio? Niekas. Yra kalbų, kad mėgėjų lygyje chemijos vartojimas dabar gali būti didesnis nei pas profus. O kodėl? Nes nėra kontrolės. O ego niekur nedingo. Noras pasirodyti prieš chebrą, būti kiečiausiu rajone, tai varo žmonės į visišką beprotybę. O informacija ir priemonės dabar prieinamos lengviau nei bet kada. Armstrongo istorija parodo ne tai, kad sportas sugedęs, ji parodo, kad žmonės dėl pergalės padarys bet ką. Ir kuo didesnis ego, tuo didesnis melas. Man labai įdomu, ką jūs galvojat, ypač tie, kas minat varžybose. Ar, pavyzdžiui, jaučiat, kad kažkas aplink jūs nepagaunamas? Ar girdėjot tų gandų apie mėgėjus, ant chemijos? Parašykit būtinai komentaruose, nes man atrodo, kad mes kartais per daug naiviai žiūrim į pačių savo kiemą. Ačiū, kad buvai kartu šiame video. Jei patiko, spausk laiką, prenumeruok ir iki kitų kartų. Don't use that shit. Don't use it. Davai.